Visada skelbkite Evangeliją, o jei reikia net ir žodžiu. Taip sakydavo šventasis Pranciškus savo broliams, taip sako šiandien ir mums, ypač šiandien, nes šiandien švenčiame misijų sekmadienį. Ir šią dieną verta savęs paklausti, kaip mane Dievas kviečia skelbti Evangeliją. Visada skelbkite Evangeliją, o jei reikia, net ir žodžiu. Kaip kitaip, jeigu ne žodžiu, skelbti Evangeliją. Taip tiesa, kad šiandien yra misijų sekmadienis, tačiau taip pat tiesa, kad šie 2024 metai yra maldos metai. Ir galime už tai užduoti savo klausimą, ar skelbiu Evangeliją savo malda. Mato Evangelijoje Jėzus sako, jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks. Kur 2 ar 3 susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Ir šiandien Evangelijoje matome, kad Jonas ir Jokūbas elgėsi panašiai, kaip Jėzus sako. Panašu, kad Jonas ir Jokūbas išgirdo Jėzaus žodžius, ar bent jau pirmąją jų dalį. Nes Jėzus sakė, jeigu kas iš jūsų susitar žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks. Ir matome, kad Jonas ir Jokūbas susitarė melsti to paties dalyko. Jie kreipiasi į Jėzų ir sako, mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašysime. Tada Jėzus klausė, tai ko norite, kad jums padaryčiau? Kitaip tariant, Jėzus klausė, dėl kokio dalyko susitarėt melstis. Ir šie atsako, šie broliai, ar ne? Duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam kairėje. Panašu, kad Jonas ir Jokūbas viską daro pagal protokolą. Ne, jie susitarė dviese melsti kažkokio dalyko. Tačiau Jėzus iškart primena svarbiausią tikros maldos sąlygą, kur 2 ar 3 susirinkę mano vardu. Tikra krikščioniška malda visada yra Jėzaus vardu. Ir po to Jėzus paaiškina, ką reiškia melstis jo vardu. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu krikštijamas? Žinot, vardas žydų sampratoje yra asmuo. Taigi melstis Jėzaus vardu, tiksliau būtų išversti melstis Jėzaus varde, tai reiškia melstis Jėzaus asmenyje, tai reiškia gerti iš tos pačios taurės kaip ir jis. Ir čia galime prisiminti Marijos maldą, žinot, Švento Jono Evangelijos pradžioje, ta malda, po kurios Jėzus padarė savo pirmąjį stebuklą vestuvių metu. Ir ta malda skamba taip, jie neturi vyno. Kitaip tariant, jie negeria iš tavo taurės, jie nesimeldžia tavo vardu, tavo asmenyje, jie tavimi netiki ir todėl tau nepaklūsta. Ir kodėl galiausiai Marijos malda yra išklausyta ir kodėl Jėzus duoda vestuvių dalyviams apsčiai vyno, tai todėl, kad Marija pasako, darykite tai, ką jis jums lieps.
Jinai tai pasako tarnams ir tarnai daro, ką Jėzus jiems pasako. Taigi, ką galime pasimokyti iš to, tai kad Jėzus išklauso mano maldos tada, kai jam paklūstu. Tai reiškia, kad skelbiu Evangeliją savo malda, kai paklūstu Jėzui, kai meldžiuosi jo vardu. Iš tikrųjų, melstis Jėzaus vardu, melstis jo asmenyje, tai turėti tą laikyseną. Kalbėk viešpatie, tavo tarnas klauso. Šiandien gali skambėti nepatraukliai šie žodžiai. Būti tarnu, paklusti. Tačiau verta pastebėti, kad pats Jėzus buvo tarnas. Pats Jėzus pakluso tėvui. Ir taip pat galim pastebėti, kad Jėzus mus vadina ne tik tarnais, tačiau ir draugais. Žinom Jono Evangelijoje. Kodėl? Todėl, kad draugė su juo tarnaujame, draugė su juo paklūstame tėvui. Šie žodžiai tarnauti, paklusti taip pat gali skambėti atgrasiai, nes gali kvepėti tam tikrų išnaudojimu ir galime iš tikrųjų teisėtai klausti, ar kokia man iš to nauda, ar nebūsiu išnaudotas, jeigu paklusiu, jeigu tarnausiu. Ir čia vėlgi galime žvelgti į savo patirtį ir galim pastebėti, kad kai paklūstu tam, kuris yra didesnis už mane ir kuris mane myli, kad galiausiai man tai neša naudą. Panašiai kaip tėvai, kurie liepia vaikui išsiplauti dantis. Vaikas nebūtinai nori, bent jau aš ne visada norėdavau išsiplauti dantų. Tačiau ar tikrai nenorėdavau išsiplauti dantų, nes ko aš tikrai nenorėjau, tai kad jie skaudėtų ir kad man jie sugestų. Taip ir Jėzus nenori, kad mūsų siela gestų nuo egoizmo. Jėzus nori mūsų naudos, kad mūsų širdis taptų panaši jo širdį, panaši jo misionierišką širdį, kad melstumės kaip jis, jo vardu ne tik už save, už savo šeimą, bet taip pat ir už visus žmonės. Šiandien popiežius paskelbė žinią šiam misijų sekmadieniui, kuri vadinasi "Eikite ir kvieskite visus į vestuves". Tai yra žodžiai iš Mato Evangelijos ir popiežius pabrėžia, kad Matas kalba ne šiaip apie vestuves, bet apie vestuvių puotą. Ir mes čia šiandien dabar esame vestuvių puotoje. Mišios tai yra avinėlio vestuvės. Ir tuoj turėsim apščiai vyno, Eucharistijos. Priimsime komuniją. Ir kunigas mums tai primins, kai iškels taurę ir sakys: laimingi pakviesti avinėlio puotą. Ar šiandien skelbsiu Evangeliją savo malda? Ar paklusiu šiandien Kristui, kuris sako: eikite ir kvieskite visus į vestuves? Ar melsiuosi, kad į vestuves, tai yra į mišias, ateitų tie, kurie dar negeria iš Jėzaus taurės, kad išsipildytų Jėzaus ir mūsų gilus troškimas, tegul visi bus viena.